tikrųjų gal mikrofono nereikėtų, bet dėl aiškumo manau, kad bus geriau. Kas nors, kas užmigs, tai trukdysis užmigti su mikrofonu. Tai visų pirma, su šventėm visus naujais metais, su praėjusiam kūčiam. Sveikinuosi su jumis jau po švenčių, ko gero visi jau atsigavote ir ištroškę kažkotais, taip? Gerai, dabar pirma taisyklė, kurią noriu. Man bus daug sunkiau duoti jums daugiau, jeigu bus tokia mirtina tyla, dažniausiai būna. Taip? Kas nors, jeigu kažką tais norite pakomentuoti, kažkom tais pasidžiaugti arba paliūdėti, arba tiesiog paklausti, tai aš visą laiką labai laukiu to momento, tada man visą laiką lengviau užsikabinti būna. Nes jeigu man jau pakalbėti leidžia, tai aš jau kalbu, bet kartais gerai ir įsiterpti. Taip, iš tikrųjų, visų pirma, man džiugu, kad iš tikrųjų mes susirinkom visi, nes nežinojom, kaip tai bus, po švenčių, šventės ir taip toliau, ir tikrai džiaugiuosi, kad turiu kam kalbėti, man yra labai malonu, ne pats su savim, ne kažkokiai mažai grupeliai, bet iš tikrųjų jau daug daugiau žmonių ir tai yra tikrai labai džiugu man asmeniškai. Ačiū Jums labai už tai. Dabar, iš tikrųjų, tokia idėja buvo seminaro, kai manęs paklausė, kokia bus tema. Ir iš tikrųjų šią temą, pirmoji tema buvo pas mane tokia, na, sakyčiau, ar prisimenate temą? Pačią pirmą. Su naujais, ne? Aš pats tai prisimenu, aš jūsų klausiu. Taip, buvo tokia tema, iš tikrųjų, kaip tobulėti, kaip progresuoti, nesukeliant noro jauniems šokėjam, gal ir nelabai jauniem jau šokėjam, atsisveikinti su šokiais, kas dažniausiai būna. Iš tikrųjų, visą laiką buvo ta mintis pas mane galvoj tokia, dėl ko taip yra. Ir galbūt labiausiai tai būna, kai grįžtų į Lietuvą, iš tikrųjų. Aš pasistengsiu. Ir taip jau išeina, kad kiek grįžti į Lietuvą, kiek žiūri, seki šokėjus, talentingus šokėjus, jaunų šokėjus, dažniausiai sugrįžęs, kadangi būna nedažnai, jau girdžiu, kad ten kažkas atsitiko ir kažkaip tau nebėra, kažkas išsiskyrė, kažkas sustojo, kažkas šokius metė ir taip toliau. Ir pastoviai ta pati istorija. Vėlgi, apie tai šiek tiek mąsčiau ir bandžiau sudėlioti savo tas mintis į kažkokią tai schemą, kodėl taip atsitinka. Ir kažkas man išėjo galbūt. Bet tai vėlgi yra mano nuomonė tik tais ir tiesiog norėčiau su jumis ją pasidalinti. Ir antra tema pas mus bus šiek tiek labiau turės veiksmo. Prašysiu galbūt ir šokėjų atsistoti šiek tiek su manim pajudėti, nes tai bus daugiau techninis ir mechaninis dalykas, ta prasme, apie būtent pagrindų interpretavimą. Be abejo, tai yra dvi temos, man asmeniškai labai susijusios, tai aš pasistengsiu nuosekliai prieiti prie antros temos, pradedant nuo pirmos, taip? Ir nesupykite dėl manęs, bet kadangi tai yra toks pirmas seminaras, kur iš tikrųjų jau turiu kam kalbėti, kaip sakau, pasistengsiu padaryti tokią ilgą įžangą. Tai ta visa įžanga ir bus mano, ko gero, pirmoji seminaro dalis. Kadangi tiesiog norėčiau, kad mes kalbėtumėme, kaip sakoma, tą pačią kalbą. Taip, kad jūs maždaug suprastumėte, ką aš turiu omeny ir kaip aš mąstau ir ko aš iš tikrųjų noriu ir laukiu iš šokėjų. Ir apskritai iš šokių ir mūsų šokių pasaulio, kuriame mes gyvename. Dabar iš tikrųjų nelabai man patinka visą laiką kalbėti apie savo pavyzdį, nes aš galvoju, kad tai yra labai toks, labai daug interpretacijų sukeliantis klausimas ir, kaip sakoma, vieniems tu kaip šokėjas patinki, kitiems nelabai, kitiems patinka anksčiau, patinki dabar ir taip toliau. Tai iš tikrųjų vienintelį dėl ko aš galvoju, kad jums būtų lengviau tai suprasti, kada aš pasirinkau galvoje ir suformulavau
būtent savo kažkokį tais kelią ir savo mąstymą ir savo matymą nuo pat mažų dienų mano šokimo. Ir vėlgi kartuoju, tą pavyzdį pasirinkau ne todėl, kad kažkoks aš esu ypatingas šokėjas, aš turiu savo problemų, kaip ir visi šokėjai, bet būtent todėl, kad man taip neatsitiko kaip daugeliu Lietuvoje. Kad aš kažkur suklupau, man nepasisekė, aš mečiau šokius, skyriausi aš gal dažnai, bet iš tikrųjų lipau į priekį ir toliau lipu ir iš tikrųjų esu tas pavyzdys, būtent kas tinka tai temai, kuris iš tikrųjų liko iki galo ir toliau juda į priekį. Tik tais todėl aš ir pasirinkau šiek tiek apie jį pakalbėti. Dabar, kalbant apie ką daryti, kad tokio noro nebūtų, kaip progresuoti, iš tikrųjų aš suvedžiau tai tris aspektus, kurie man asmeniškai yra labai svarbus. Ir dabar ta lenta, kuri čia už mane stovi, nieko čia ypatingo nebus ta lenta. Tiesiog, kai kartais užrašai, tai kas nors jau kai pamiršta apie ką kalba, pasižiūri, prisimena, tik tais dėl to, taip, tokia vizualizacija. Taip? Tai iš tikrųjų, sakyčiau, mano šitie visi, ne požymiai galbūt sakyčiau, o punktai, jeigu taip galima pasakyti lietuviškai, nebus labai nuosekliai, kad tai yra svarbiausia, antras yra mažiau svarbu, o trečias yra dar mažiau svarbu negu pirmas ir antras. Tai tiesiog seminaro toks nuoseklumas, kad būtų. Tai iš tikrųjų pirmas dalykas, kuris, man atrodo, asmeniškai man turėjo didžiausią įtaką ir aš giliai tikiu, kad visiems turi giliausią įtaką, tai yra toks momentas, kada, kaip aš tai pavadinčiau, čia galbūt jau nelabai matysis, aš naudoju tokį žodį geras. Taip? Čia nes dabar negalvokite, kad aš telefoną žiūriu, kad man žinutė atėjo. Tiesiog tu pas mane parašyta, kaip reikia suformuluoti. Taip, tai yra ne geras, o gero skonio ir supratimo formavimas. O matot, kaip jaudinas, kai tik tai Lietuvoje koks nors seminaras, tai iš karto būna ne taip lengva kaip kitur. Čia aš taip pajuokavau ir visi pasiekė labai. Gerai. Gero skonio ir supratimo formavimas. Ar matosi kas nors? Na gerai. Dabar, kas jums iškart ateina į galvą, kai, tarkim, jūs girdite tokią frazę? Geras skonis, blogas skonis. Ar kam nors ateina kokios nors idėjos iškart? Subjektyvu. Subjektyvu. Teisingai. Nesiginčiama, irgi sutinku. Tai visi sutinkam, kad geras skonis yra subjektyvu. Ko gero taip pat subjektyvu kaip ir supratimas, teisingai, tos visus jisai vėlgi yra skirtingas. Dabar, kas mums padeda, kaip jums atrodo, kažkaip vis tiek nenutolti ir prieiti prie tų šaknų, kurios yra teisingos, supratime ir skonyje. Visi mes šokame sportinius šokius, teisingai. Visi mes šokame samba, čiačio, rumba, pasadoblį ir džiavę, teisingai. Tai jau kažkur skoniai sutampa. Kai ten į konkursą, tai nori matyti 5 šokius, teisingai. Tai tas skonis taip negali sakyti, o čia biški sambai nemačiau mambo elementų. Na, kaip ir nebus geras skonis. Tai čia kažkur mes jau taip susiaurinam tą ratą, teisingai geras skonio. Iš tikrųjų, asmeniškai man tą gerą skonį ir supratimą formavo be abejo kažkiek tais ir mano treneriai nuo pat mažų dienų. Bet kokiu atveju, ta terpė, kurioje aš buvau. Bet labiausiai tai formavo mano noras ir domėjimasis, kasgi buvo iki manęs. Kas atnešė visą tai, ką mes dabar turime. Taip, ir aš prisimenu labai gerai, dabar ko gero, tik tais jūs mane suprasite. Jūs ko gero nesuprasite. Kada buvau labai dar mažas, ko gero, nuo pat jaunučio, juniorų 1, juniorų 2 netgi jaunimo,
Nebuvo pas mus jokių YouTube'ų, nebuvo jokių internetų, taip labai jau išplėtotų, taip? Buvo viena kasetė, 2 kasetės. Prisimenu, visą laiką mes laukdavom, kada bus Kuba Kremlia vadinasi, toks konkursas, ir kas nors gaudavo Lietuvoje tą kasetę ir visi žiūrėdavo, visi matydavo, kaip dabar prisimenu. Koks nors čempionatas Europos, suaugusių koks nors pasaulio čempionatas ir tai buvo viskas. Ir tai netgi buvo kasetės, kurias aš kolekcionavau ir pas mane tokie buvo, aš visą laiką žiūrėjau, aš žinojau visus. Žinojau visus, nes man buvo tai labai įdomu. Ta prasme, aš šokdamas be abejo visą laiką jaunučiuose 2 norėjau laimėti. Junioruose 1 norėjau laimėti. Junioruose 2 norėjau laimėti. Bet man buvo visą laiką svarbiausia įsijungti kasetę ir šokti taip, kaip šoka kažkokia mano legenda. Aš analizuodavau. Taip, ir netgi būdavo toks momentas, prisimenu, kada aš netgi programą savo statydavau iš kasečių. Kaip dabar prisimenu, netgi išėjęs į jaunimą pilnais metais, kai dar mane visi standartistų laikė. Aš tau sustačiau sambą iš Polo Kyliko. Ar žinote tokį? Vat man tiesiog labai patiko. Be abejo buvo labai blogai. Žinoma, kad aš nebuvau niekada Polas Kylikas. Bet ne tame yra visa esmė. Esmė tame, kad aš visą laiką mačiau ir domėjausi ir be galo gerbiau tai, kas buvo atnešta ir tai, kas buvo aukščiausia. Ir niekas netrukdė man tada įsijungti tą kasetę ir žiūrėti. Absoliutiškai niekas. Be abejo, ateinu į konkursą, darau savo reikalą, bet būtent mano tas matymas visą laiką pačios viršūnės man sukūrė svajonę kažkokią tais, kada žinojau, kaip yra ten. Ir tos svajonės man sudaužyti negalėjo nei 2, nei 3 vieta. Iš tikrųjų niekas negalėjo. Nes jinai pas mane visą laiką buvo. Dabar kodėl apie tai šneku? Todėl, kad aš galvoju, kad tai buvo be galo svarbu, kadangi kažkaip tais tuo metu, ko gero netgi Gintaras man tas paprieštarauti, kai dar aš buvau toks mažas, o jūs buvote dideli dėdės, kaip sakoma, jūs darėte tą patį, aš esu įsitikinęs. Jūs turėjote savo, ten matei, ten toj kasetėj, kaip ten buvo ir kaip nebuvo, o paskui tas taip pat pašoko, tokį gabaliuką sukūrė ir pradėjo visi kopijuoti tą gabaliuką. Dabar aš ko gero to nebematau. Ir iš tikrųjų tai dabar paaiškins vieną dalyką. Nesvarbu yra žinoti pavardės, kas kada šoko. Ne kažkoks egzaminas, o žinai tą, o jeigu žinai, tai jau labai krūta, labai gerai, kad žinai. Iš tikrųjų nieko čia gero, kadangi gero skonio ir supratimo formavimas man asmeniškai buvo pirmas dalykas, kurį aš dariau, čia tokia potėme, tai buvo analizavimas. Analizavimas. Tai kaip pavyzdžiui, dabar šiek tiek pavardėm, taip, pasimėnesiu, kaip sakome, ne? Buvo labai daug stilių. Visi prisimenate, nors Adaną Tonsbergą, teisingai, kuris buvo vyrų vyras, kuris turėjo tokį stilių, pats nieko nedarau, bet partnerė superinė. Buvo kiti pavyzdžiai šokėjų. Jeigu kas nors prisimena, Sandro Kavalinis toks buvo. Visiškai ne vyras, sakyčiau, moteris. Bet kažką tokio turėjo. Taip. Paskui buvo kiti šokėjai. Ten jau kita karta, kai prasidėjo Slavikai, tai čia jūsų karta, kur vienintelį galbūt jūs dar žiūrite. Tai buvo jisai. Bet be jo dar buvo labai daug. Labai daug. Buvo Donny Bjonsas, kuris buvo tiesiog išprotėjęs dėl technikos ir mechanikos, kur ypatingai man asmeniškai jisai niekada nepatiko, kai buvo mažas. Nes nesuprasdavau, ką jis ten daro. Ir būtent turėjau savo favoritus, man asmeniškai pats didžiausias toks legenda, kai žiūrėjau, kai man buvo gal metų 8, 9 gal, tai buvo Hans Galke toks. Nes visą laiką liežuvį iškišdavau, kai šokdavau. Tai man atrodydavo taip fainai, taip atrodydavo, kai mažas buvau. Nežinau, teisingai, neteisingai. Pasikratydavo galvą, papurtydavo, paskui ateidavo į salę, aš irgi tam purtydavau galvą šitą, taip. Bet nesvarbu, aš visą laiką analizavau.
Kas patinka, kodėl nepatinka, gal aš neprisimenu, aš nesidalinau to mintim labai namuose. Vienintelį, ką aš dariau, kas buvo labai juokinga. Ateina kasetė iš čempionatų Europos, ten visus rodo, finalas. Aš pasidarau porų numerius, Tomsbergai šoka, Galkės ir taip toliau. Ir aš juos vertinu. Suvedinėju savo skeitingą ir žiūriu, kas pas mane laimės dabar. Bet pas mane visą laiką buvo argumentų, kodėl man viena legenda patiko labiau negu kita legenda. O tam pasaulyje buvau užsidaręs ir jame gyvenau. Todėl man praktiškai viskas, kas vyko mano darže, buvo ne taip įdomu. Ir gal todėl su manim būdavo labai sunku treneriam, kai buvau mažesnis. Dabar šiek tiek protingesnis, dabar lengviau. Negalėjo su manim sušnekėti niekas ypatingai, nes visą laiką turėjau savo nuomonę. Nes va ten pamačiau, jisai padarė taip, jis taip ranką taip padarė. Tai aš dabar galvoju, kad taip turi būti, nes tai padarė Polas Kilikas. Taip, tai toks buvo sunkumas su manim, aišku. Bet vis tiek tas mano suformavimas, mano analizės, aš galvoju, kad man davė vaisių iš tikrųjų daug į ateitį žiūrint. Nes man be abejo būdavo drama kažkam pralaimėti didelę, bet manęs tai čia visiškai nelietė. Nes aš norėjau tapti, kaip tapo tos legendos iš tikrųjų. Dabar dėl ko aš taip šneku, kadangi dabar dirbdama su porom, ne tik tai Lietuvoje, aš pasigendu, sakyti, asmenybių negalėčiau. Nes kaip ir asmenybės yra, tačiau, kai klausite, tai kaip jums sekasi? Tai dabar trečias. Nes pirmas tai taip šoka. Gerai, tai trečias, pirmas. O kas patinka? Tas, kas laimėjo. Maksimum, jeigu šoka pora juniorose 2, tai žiūri, kad šoka jaunime, čia yra maksimum. O kas šoka suaugusiuose, tai žiūri praktiškai, kas ten suaugusiuose dabar laimė ir tai tampa kažkoks idealas. Dabar, kaip pavyzdžiui, aš girdžiu, kad pas visas Lietuvos poras idealai yra finalistai Rusijos čempionato. Be abejo, tai yra jūsų nuomonė, bet asmeniškai, tai jeigu tai yra tas lygis, į kurį dabar yra idealai tokie, tai tada su tais idealais mes tos svajonės nesukuriam. Nes jie dar nėra asmenybės. Taip, tai šitoks, galbūt toks stiprus mano pasakymas, bet aš tom labai tikiu iš tikrųjų, nes žiūrėti taip vienu žingsniu į priekį, ką nors, kas tau patinka. Visą laiką kažkur tu sustosi, nes tu nusivilsi to, kas ten tau patiko, nes praeina metai, asmenybės nesusiformavusios, jos kažkur krenta, tau nepatinka, tau viskas, tavo idealo nebėra. Todėl iš to analizavimo tiesiog norėčiau kaip ir palinkėti ir galbūt, kad jūs iš tikrųjų pasigilintumėte. Jums dabar nereikia pirkti kasečių, jums dabar reikia užeiti į youtube.com, pasiklausti kažkokias tai pavardės tų legendų, kurie sudėjo pagrindus. Ir netgi mūsų ta kita tema, kur bus apie pagrindų interpretavimą. Tai iš tikrųjų, kaip būtų keista, būtent ta viršūnė mūsų šokėjų, anksčiau, kurie buvo, jie formuodavo pasikeitimus technikoje. Nes vienas sugalvojo, kad reikia iš šoną klubą padaryti, kaip koks nors Tomsbergas. Ir tai tapo jau kažkokia interpretacija. Arba kažkokios tai figūros, kiek buvo įnešta iš tikrųjų į, kaip pavyzdį pasakysiu, dabar kitas dalykas, aš pakviesiu Patriciją man padėti šiandien. Tik tos yra, kad mes vienas kitą šiek tiek pažįstam, teisingai. Žinau, kad tu labai nepyksi, kas nors netaip išeis. Dabar buvo visiems žinoma viena figūra, kuri buvo Kronados bėgimas. Taip? Tai dabar, kaip jin atrodė anksčiau? Seniai. Buvo nešokama taip. O ten aišku, žiūrėjau. Taip? Ir iš to išplaukė promenados bėgimas mūsų. Taip, dabar įsivaizduokite, kad koks nors išprotėjęs šokėjas, kurį aš vadinu kažkoks tai legenda, nenorėjo žiūrėti čia į partnerį, o norėjo žiūrėti į priekį. Ir kas dabar atsidarė? Atsidarė promenados padėtis. Ačiū.
Taip? Tai neatsitiko, kad viskas tam buvo parašyta knygutėj technikos. Taip atsitiko todėl, kad kažkas nusprendė pakeisti taisyklės, bet tas kažkas jau buvo susiformavusi asmenybė. Todėl dabar, kai mes pradedame nuo juniorų 2 keisti taisyklės kažkokias, aš tiesiog to nesuprantu jau. Aš galvoju, kad mes dar neturim tiek, asmeniškai aš dar neturiu tiek jėgos pakeisti techniką su savo pasiekimais rezultatais. Tikrai ne. Tai jau nekalbant apie kitą lygį, taip? Tai va, pirmas toks buvo mano tema, ne tema, tokia potėmė, taip? Analizavimas. Dabar toliau, kas išplaukė iš to gero skonio ir supratimo formavimo. Dabar tiesiog prisiminsiu mano tą tvarką, kurią aš čia susirašiau, kad labiau būtų... Taip, tai savos nuomonės formavimas. Taip, aš jau neberašysiu, nes jau pakalbėjau apie tai. Taip. Tai senais laikais buvo, manau, kad daug lengviau tai daryti, analizuoti, nes Sandro Cavallini buvo 5, o 6, 7 jau buvo Barbieri, jeigu tokius atsimenu. Prisimenu, Mülleris dar buvo 6 už jo. Tai ten keisdavosi, būdavo 5 poros, į kurias tu gali žiūrėti, rinkti stilių. Ir Nikovskis buvo dar pusfinalį tada. Jo, mažiukas. Mažiukas. Su didelė partija. Žinote tokį? Nežinote Nikovskio? Matot? Tai dabar analizė yra labai sudėtingas reikalas, nes tų porų, bent jau mūsų federacijai, kas dabar karas vyksta tarp jų, ne, mūsų federacijos yra daug, 24, tarkim, jos visos yra mechaniškai labai geros. Tai jauniems šokiems atsirinkti, ką jie nori sekti, labai sunku. Dabar su 100% sutinku, kad tu pasakėjai. Dabar tiesiog pakomentuosiu tai, ką pasakėjai šiek tiek iš savo, kaip sakoma, varpinės. Iš tikrųjų, be abejo, kad tie visi dalykai, ta prasme, kas yra federacija, nėra federacijų ir kiek ten tų porų yra, į ką žiūrėti, tai be abejo, tai sutinku, ką pasakėjai. Bet vis tiek, mes, aš, tu, žinai, kas yra Cavalinis, žinai, kas yra Nikovskis netgi, ne finalininkas, bet žinai, kas yra, nu, be abejo, visi ten kiti, kurie šoko galkais ir taip toliau. Gintaras žino, tu žinai, jūs žinote, visi mes žinom, Mindaugas žino, teisingai, Ronaldas žino. Tai mums neuždraudė dar nieką žiūrėti jų video ir pasakyti savo porom, kad pažiūrėkite į Franko. Arba, nu, pažiūrėkite, atsidarykite senus video Donny Bionso. Mums tas dar gal nėra draudžiama, aš tikiuosi. Teisingai? Be abejo, kad ten, kur jie paskui ateis šoks, jie matys kitas poras, matys tą nuvažiavę į kokį nors didelį konkursą, kaip Stuttgartą, matys tų suaugusių didelę masę, kuriem atrodys, kad tai yra labai tokia, nu, labai stipri masė. Tai viskas tvarkoja. Čia toks, nu, planas toks nedidelis, kad, nu, ne tik nedidelis, bet